Narutavičius. Alfonsas Petrūnas. Antanas Smetona. Jonas Smilgevičius. Justinas Staugaitis. Aleksandras Nurginskas. Jurgis Šaulys. Kazimieras Steponas Šaulys. Jokūbas Šernas. Jonas Vailokaitis. Jonas Vileišis. Valstybė prasideda ne nuo sienų. Ji prasideda tada, kai nebeatsitraukia. Laikas netobulas, bet kito neturime. Jei nepasirašysime mes, pasirašys kiti už mus. Laisvė nėra pažadas, ji pareiga. Jie neturėjo valstybės, bet turėjo troškimą. Ir drąsą pasirašyti be garantijų. Vasario 16. Ne šventė, tai sprendimas. Valstybė prasideda ne nuo sienų. Ji prasideda tada, kai nebeatsitraukia. Šįkart pasirašė, kad ženklas nebebūtų slepiamas. Paliesti ženklą, tai prisiminti. Valstybė prasideda ne nuo sienų. Ji prasideda tada, kai nebeatsitraukia. Kad ženklas nebebūtų slepiamas. Himną moku mintinai, galiu tylėdama sakyti mintyse. Galiu pusbalsius
Gerbiami renginio svečiai, mieli bendruomenės nariai, šiandien susitikome ypatingą progą minėti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Vasario 16 tai data, kurioje telpa mūsų istorija, mūsų žmonių ryžtas, drąsa ir tikėjimas savo valstybę. Tai diena, kai prisimename pasirašytą nepriklausomybės aktą ir kartu įsipareigojame saugoti bei puoselėti tai, kas buvo iškovota. Lietuva tai ne tik mažytis nepakartojamo grožio lopinėlis žemėje, tai mitų, dainų, kalbos, atminties ir poezijos žemė. Tai kraštas, kuriame iš kartos į kartą perduodamos legendos apie laisvę, apie žmogaus ryšį su žeme, apie tapatybę, kuri gyva tol, kol gyva mūsų kultūra. Simboliška, kad šie 2026 metai Lietuvoje yra paskelbti kanklių metais. Šis senasis lietuvių instrumentas neatsiejama mūsų tautinės savasties dalis. Kanklių skambesys lydėjo ir šventes, ir rimties akimirkas, ir kovas už laisvę. Tai instrumentas, kuriame susiliejo praeitis ir dabartis, mitas ir tikrovė. Šiandienos koncerte kanklių skambesys taip pat taps jungtimi tarp istorijos ir kūrybos. Vasario 16 tai diena, kai ypač aiškiai suvokiame, kad valstybė prasideda nuo mūsų, nuo bendruomenės, nuo kultūros, nuo atsakomybės už šiandieną ir rytojų. Todėl šiandien itin svarbu būti kartu, prisiminti, apmąstyti ir švęsti. Tad sveikinimo žodį kviečiu tarti Zarasų rajono savivaldybės merę Nijolę Guobienę. Labą dieną, gerbiami Zarasų krašto žmonės, svečiai. Vasario 16 tai diena, kai daugiau nei prieš šimtmetį buvo drąsiai ir atsakingai apsispręsta dėl Lietuvos likimo. 1918 metais pasirašytas nepriklausomybės aktas nebuvo vien tik dokumentas. Tai buvo aiškus tautos apsisprendimas atkurti savo valstybę, prisiimant visą atsakomybę už jos ateitį sudėtingomis istorijos aplinkybėmis. Šis sprendimas gimė iš ilgamečio laisvės siekio, kalbos, kultūros ir tautinės savimonės išsaugojimo, o jo reikšmė tapo lemtinga visoms ateinančioms kartoms. Šiandien ši istorinė atsakomybė tenka mums visiems. Savo kasdieniais sprendimais, darbais ir pilietiniu sąmoningumu tęsime vasario 16-osios idėją. Laisvė įpareigoja ne tik ją branginti, bet ir saugoti, stiprinti valstybę, puoselėti demokratinės vertybės bei kurti savo mylimą Lietuvą, o kartu kurti ir savąjį kraštą, kur atsakomybė už ateitį tampa bendru siekiu. Vasario 16 yra viena dienų, kurios atitraukia mus nuo kasdienių darbų ir kviečia susitelkti, susiburti, atminti šiems įvykiams, kurie mus vienyje, įkvepia ir leidžia didžiuotis savo valstybę. Tokios progos primena, kad Lietuvą kuriame tikėjimu, darbu ir atsakomybę. Istorija
moko mus drąsos. Primena, kad net ir sudėtingiausiais laikotarpiais Lietuva augo žmonių pasiryžimo, vienybės ir patriotiškumo dėka. Šiandien mes esame savo valstybės kūrėjai ir kiekvienas mūsų savo darbo, atstovavimu ir rūpesčiu. Zarasų kraštas Lietuvoje garsėja stipriomis bendruomenėmis, darbščiais ir kūrybiškais žmonėmis. Mūsų ežerai, miškai, miesteliai yra gamtos dovana, o mes ją naudojame idėjoms, puoselėjamoms tradicijoms ir augindami tuo naujas kartas. Esame svarbi Lietuvos dalis, gyva, atsakinga ir atvira. Išreiškiu ypatingą padėką tiems, kurie savo darbais stiprina mūsų rajoną ir valstybę, pedagogams, medikams, dvasininkams, kultūros ir socialiniams darbuotojams, verslininkams, ūkininkams, savanoriams, specialistams, kurie nuosekliai prisideda prie kiekvieno mūsų gyvenimo kokybės. Jūs esate mūsų bendruomenės ašis. Jūsų teikiamų paslaugų kokybės dėka į regioną grįžta išvykę kraštiečiai, pritraukiami naujakuriai, investuotojai. Ir tegul ši Gražinos Karlaitės režisuota šventė sustiprina pasididžiavimą valstybę, įkvepia naujiems darbams ir primena, kad didžiausia stiprybė slypi pasitikėjime ir vienybėje. Būkime verti tų, kurie kūrė ir gynė mūsų Lietuvą ir patys drąsiai kurkime rytojų. Su švente, mylieji, su vasario 16-ąja. Nuoširdžiai dėkojame už prasmingus žodžius ir palinkėjimus. Na, o dabar sveikinimo žodį kviečiame tarti Lietuvos Respublikos Seimo nario Tado Barausko patarėją, Zarasų rajono savivaldybės tarybos narį Nikolajų Gustevą. Gerbiami Zarasų krašto žmonės, gerbiama merė, tarybos nariai, dekanė. Mėlėjai, vasario 16-oji tai neišsenkantis mūsų tautos stiprybės šaltinis. Tai šventė simbolizuojanti mūsų tautos vienybę, valią ir tikėjimą. Būkime ištikimi tautos pasirinkimų. Tegul gyva vasario 16-osios atmintis įkvepia mus kilniems siekiams. Sveikinu su Lietuvos valstybės atkūrimo diena, tai Seimo narys Tadas Barauskas. Su švente. Šiandien šventę pradedame prasmingu ir simboliniu akcentu – kultūros ir meno premijos įteikimu. Šis apdovanojimas kasmet skiriamas tiems, kurie savo kūrybą, iniciatyvomis ir atsidavimu stiprina mūsų krašto kultūrinį gyvenimą, puoselėja tradicijas ir formuoja šiuolaikinę kultūros tapatybę. Kultūra tai juk mūsų bendruomenės širdis. Ji telkia, ugdo, įkvepia ir saugo istorinę atmintį. Todėl ši premija tai ne tik įvertinimas už nuveiktus darbus, bet ir padėka už tylų, kantrų ir neretai nepastebimą kasdienį kūrybinį darbą. Šiais metais laureato diplomas ir 30 BSI, tai yra 2220 eurų dydžio premija skirta už ilgametę ir profesionalią veiklą etninės kultūros srityje, telkiant bendruomenę, plėtojant mėgėjų meno veiklą ir puoselėjant Lietuvos dainų šventės tradicijas gimtajame krašte. Taigi prašysime,
kad Zarasų rajono savivaldybės merė Nijolė Guobienė paskelbtų šių metų kultūros ir meno premijos laureatą ir įvardintų, kasgi tapo šiais metais šios garbingos premijos laureatu. Skelbiu, kad kultūros ir meno premijos laureato diplomas šiemet įteikiamas Kultūros centro Dusetų dailės galerijos kultūrinių renginių organizatoriai už ilgametę ir profesionalią veiklą etninės kultūros srityje, telkiant Antalieptės bendruomenę, plėtojant mėgėjų meno veiklą ir puoselėjant Lietuvos dainų švenčių tradicijas gimtajame krašte. Gerbiamai Loretai Alaunienei. Labą dieną visiems. Gal keista, gal kaip, kad prieš 30 gerų metų čia prasidėjo būtent šioje salėje mano kaip kultūros darbuotojo kelias. Džiaugiuosi šiuo garbingu apdovanojimu. Esu dėkinga tiems, kurie mane pastebėjo, tie, kurie mane įvertino, o ypatingai tiems, kurie 30 metų ėjo su manimi šiuo keliu. Nepameskim kelio dėl takelio. Būkime tvirti ir tvirtai laikykimės savo šaknų. Juk, kaip sako liaudis, tvirtos šaknys, tvirtas ir medis. Taip kad visada žinokime, kas mes ir iš kur mes. Dar kartą visiems labai dėkoju ir visiems gražios šventės. Tęsėme šventinį koncertą. Šiandienos renginio idėja tai tapatybės dalis šiuolaikiniame kontekste. Lietuva, mitų ir poezijos žemė tai muzikinė ir poetinė kelionė, paremta Justo Jasėno kūryba. Jo tekstuose Lietuva atsiskleidžia kaip gyva, kvėpuojanti erdvė, su savo legendomis, gamtos simboliais ir žmogaus vidinėmis būsenomis. Tai Lietuva, kuri gyvena ne tik istorijoje, bet ir mūsų kasdienybėje. Tad tegul šiandien skamba žodis ir muzika, primindami, kad valstybė prasideda nuo kultūros, o kultūra nuo žmogaus širdies. Raidžiodamas polaidžio sniege, netyčia užklydau. Vardų ženklų žymės nemoku pagerbti. Saują baltų akmenėlių atminimui paskyriau. Vai, kaip toli jau nuėjome mes, kas mūsų laukia tenai, kiek dar liko, nugirdai vėjų gausme. Tu taip ilgai ėjai palei ežerą, nežinau, nemačiau, o jutau. Ar žinai, kaip šaukdavo ežerą, kai kalbėti nemokėjom, neturėjo vardų. Buvom visai nuogi, nebijojom, jis prie mūsų prisiglausdavo.
jūsų ieškojau. Susitikom dabar už 15 eurų. Atvirlaiškiu tiesime atminties tiltus buvusiame maršrute į Daugpilį. Drąsiai sujungdami Sėlių gatvę Panevėžyje su Sėlių aikšte Zarasuose. Mūsų dievai iš žemės, iš akmens gale lauko, iš pakaušio galvojo, iš gelmės jie išbrito, medžio viršūnė gimus, paukščio pragydo balsu. Žmogus su žeme, dievai su krauju ir per kraują užima sielą. Kitaip nė nebuvo, gažėdavos, kur tu dėsies, priprasi, priprasi. Kartu jie čionai niekam nebuvo. Skyrių jie buvo tikrai. Romualdas Granauskas ant kelių pasideda jaučio aukojimą, galvoja, tai nieko nesako. Žodis neskydas, nekraujai. Kaip kuršiam susitikti su sėliais, kaip pabūti kartu žodį ištariant, einant lauku ar alsuojant miške. Gal liečiau groti vyrus, ašarus, švelniausiai. Jiems marios, saudros ir vėjai, mums vargana akmeningoji žemė. Jums marios, audros, vėjai. Pelkių akivarai ir tik mums žinomos kūlgrindos. Mums akmenys burnoj, pelkių akys, kurios praryja. Kūlgrindos, kad pabėgtum, o negrįžtum. Mūsų tatai, šitiek amžių, būnant paunksmėje ąžuolo, sakyk, kur tų metų gausybės prapuolė, o jam 100 metų tarytumei lašas. Švent, kitais sakė žuvies, o iš čia šį rytą rasoti švento metro rangelį. Mums pelkės pavasarį atnešė, nes jiems atsiliepsi kelių girsėjimų. Mums pelkės pavasarį atnešė, mes atsiliepsim gervių girgsėjimu. Jau sykį poetas pasakė, dėl dievų tikrai nesipykstam, pakanka to dangaus pažado. Nesutariam tik, kiek kam ko šitoj žemėj priklauso. Kur tu dėsies? Priprasi. Rūkas ežero lygumą sklendžia, mirguliuojantis storis, pratisai tęsia dainą. Tai tu tenai, tikriausiai tu tenai esi. Girdžiu, regėti trokštu. Tu jau nutolus per toli, nei man artėt, nei tau begrįžt. Tik iš to aido, iš nedrąsos atpažinau, tai tiek ir liks, baltuos, būties subuosi, kažkas pratisai tęsia dainą. Страстна коя
seniau norėjau tau, tai tau sakyti. Bet dabar pagaliau ir sakau, per visą dieną, per visą Lietuvą iki tavęs važiavau. Einu palei upę, iš to krašto dirstantis šlaitas yra. Netoli, nebedaug jau bebuvo, neišdrįsau, turbūt taip ir paliks. Durys! Durys! Oi, ne tos!
Krikščionų akimus protėviai jį žiūrėjo, apėjo iš toliau ir miestą, kur čionai pradėjo, vadino Jėzio Rosą. Paskui jau buvo Novo Aleksandrovskas, iš ten dažnai į Tvinską traukė. Kai miestas ežerėnų vardą gavo, mes Dinavur gan draugiškai keliavo. Jei suvalysi aplankyti Zarasus, nepatingėk nukakt ir daug pilin. Jau supratai, kad mes pasienyje, kad mūsų kraštas pakrašty. Mūsų vaikinai dailino augia,
širdį iškaltos.
atsidusom, mylėjom, ilgai pasibuvom. Neišpridom vaikui pravirkus. Vėlyvi rugiai duonos stokojom. Paskui tik žiūrėjom vieni į kitus ir tylėjom. Ašaras sėjom, tiesiai pasėjom. Kaip reikės, kur tai toliau? Neklausdamas klausė išbliškęs vaikelis. Ak, liepos pomedžio vaikė, kvėpuoki giliai. Vaikščioti tiesiai. Būk tik savimi. Ir jei šitaip išmoksi, Gyvensi, 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 gyvensi. Miestas, amžių aušroje suspindęs, prie didelio kelio žemę atradęs, sustojo. Gyvastingasis ir šiandien, veiduose, vandenyse, smėlynuose, kalvynų toliuose ir šešėlyje. Tam paskutinėme mieste ir pirmame negimęs dar regėjau. Ilgai ėjau. Atėjus pasitvirtino žmonių gyvenimas. Skęstančios vaidės. Iš praėjusio amžiaus albumo. Susitelkę rūkai, išgelbės akimirką. Susitiksim krante būtinai. Kai rytas mūsų neklausęs ateis. Plačiuosiuose vandenyse žmonės neatsikvėpdami tramdo. Vienintelė diena, valtelė, juk ne jiems ji priklauso. Norėčiau atbristi miestą,
susidomėjimą pažadina. Drįsau ne viena
telkia. Ežerėtoji žemė, kurioje šią akimirką mums dar leista praleisti. Čia ketinam ilgai pagyventi. Čia mūsų pajūriai ir pilys. Užžėlusių tavo akų, šitiek metų lapų prikryta, tiek įsigauna čia paslapčių, kad galėčiau klausyt lyg rytą. Laukstavy laukiasa, palikta, paviršta nemylėta, kad sugrįžtų gadu parasas. Vakarykės ant saulė išlėta, laukstavy laukiasa, palikta, paviršta nemylėta, kad sugrįžtų gadu parasas. Vakarykės ant saulė išlėta, šiltas saulas, rati spinduliai, aš užsidėjau pirties kelią kaukę, a kažkur tai tenai laukiasa, kur ramu, kur gerai, kur dar laukia, laukstavy laukiasa, palikta, pamiršta nemylėta, kad sugrįžtų gadu parasas. Vakarykės ant saulė išlėta, laukstavy laukiasa, palikta, pamiršta nemylėta, kad sugrįžtų gadu parasas. Vakarykės ant saulė išlėta. Ir taip gera tikėti ir žinoti, kad paliktas dar raktas paguli, kad ir kur nenuvestų keliai. Mes kiekvienas palaukęs turi, laukstavy laukiasa, palikta, pamiršta nemylėta, kad sugrįžtų gadu parasas. Vakarykės ant saulė išlėta, laukstavy laukiasa, palikta, pamiršta nemylėta, kad sugrįžtų gadu parasas. Vakarykės ant saulė išlėta. Gamtos alsavimas ateina į miestą. Paliečia pakrantės, stogus, langus, žingsnius. Toji pirmapradė kalba, tarnaujant mūsų gyvašį, priartėjo prie šiandienos praeities veiksmų, istorinių pervartų lūžių bylojimais, baime, krauju. Ji iš maitinančio ežero gelmių kopia aukštyn bajorų gatve, pasiekia aikštės gyvenimo, alpulį pasiekia žmonių ieškojimų ir įsitvirtinimų ribas. Visada reikės tarp sakrų ir profanų būti.
šnarėjimas visai šalia. Nuo gimimo mus stiprina, taurina, turtina, laikytis padeda. Visi laikėsi pradžios šaknų, bandė sugyventi skirtingos kalbos, kultūros, tikybos. Tai, kaip pastebėjo Nobelio premijos laureatas Česlovas Milošas, jo Lietuva mitų ir poezijos žemė. Vėjas nuo Magučių kalno atveria tailiai sugrėbstytus debesis. Šoka sėli šešėliai neatpažįstamą šokį. Melingų šilelių pašonėje kažinka apie mus dangaus mėlynėje jie pagalvoja. Kiek man
Krapute Marita Larinelis pasėjo, kraputėla, Martilėla. Shine, da da da,
laimė. Tas miestas man buvo. Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro meno kolektyvai, vyresniųjų liaudiškų šokių grupė Ežerūnas, vadovė Vanda Politaitė, liaudiškų šokių grupė Akornėlė, vadovas Deividas Cikanas, folkloro ansamblis Eluona, vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis Čiūta, vadovai Vilmė Dainytė ir Gintaras Andrijauskas. Zarasų Fausto Latėno meno mokyklos kolektyvai, teatro studija Stogas, mokytoja Gražina Karlaitė, šokio skyriaus 1 ir 3 klasės mokiniai bei šokių kolektyvas Vingurinis, mokytoja Inga Zakarauskienė, vokalistės Lėja Paliokaitė, Žemyna Vitaitė ir Marija Šipelytė, jų mokytoja Violeta Cvirkaitė Bendenston, akomponavo Dangyra Zavackienė. Mus džiugino ir Vitos Pimpienės mokiniai Sijana Naidionova, Jonas Adomavičius, Katrina ir Patricija Giulbudakjans. Kanklininkė Skaidrūnė Baliūnaitė. Zarasų viešosios bibliotekos teatro Juodai baltas aktoriai, jų vadovė Gražina Karlaitė. Vaidino ir eiles skaitė kunigas, poetas Justas Jasėnas. Renginio režisierė, sumanytoja Gražina Karlaitė.